Atvyksta mes jau be abejo juos vadiname svečiais. Ir čia tas atvykimas buvo didysis svečių atvykimas. Jie iš tikrųjų mums buvo svečiai. Tam tikras išsigrupavimas jaučiasi, bet man atrodo, tai yra jų labiau pačių sprendimas, nes Gediminas labiau truputį, jis ir stengiasi labiau pritapti, tas gal kartais truputį nenatūralus jos stengimasis. Nes kai kokius ėmis tokia kaip čia, žmogus, kai yra nuoširdžiai toks pagalba teikiantis, aš dabar nerandu teisingo žodžio. Tai yra viena, bet kai tai yra truputį suvaidinta lyg per daug, tada tai atsitinka ne vietoj kartais. Ir tai kitus pradarėm. Norėjo ten labai padėti Kristinai nulipti nuo uolos. Ten tiesiog šokeris, kas įstovi, tai iš esmės trukdymas paskui pasidarė. Tai tokio, bet truputį persistengimo yra šito streso. Bet jis jaučia stresą. Vieną kartą jau tą patyręs, dabar to nenori patirti, galima suprasti. Mums tai paprasčiausiai tiem 3 žmonėms yra naujiena. Aš kažkaip, man pačiam šiek tiek keista. Lyg tai nesu toks išskydęs. Apskritai matyt pasąmonėje kažkas glūdi, nes vėl labai prastai miegu. Jis yra dabar ištisas stresas, jis vėl nemiego. Tada, kiek aš atsimenu, nemiegojo 3 paras. Ir dabar jis vėl nemiega. Jis yra aiškiai supūdęs, smarkiai supūdęs. Jeigu tu taip rimtai reaguoji ir taip tave ėda tas nervas, aš nežinau, reiktų kažkaip sujuokoti. Gal ir geras būdas atvažiuoti į Robinzonus ir bandyti tą savo nervą nugalėti. Tada reikia bandyti jį nugalėti. Nes dabar jis tiesiog jį ėda, jis vaikšto, jis nemiega, jis kojas kilnoja, jis varinėja pliužus. Jis pats pripažįsta, jis pats tą žino. Mes pakankamai gražiai bendraujam. Dabar buvo tikrai labai malonu susitikti. Aišku, žmonės yra jau kažkiek natūraliai pavargę, bet santykiai tokie, sakyčiau, labai korektiški. Jisai bando įsilieti į komandą, tą mūsų, ne 3, o bendro mūsų rato, visos stovyklos. Ko nepasakyčiau apie Janus, atrodo jo vardas, ir Madaret. Nes jie kažkaip vis tiek, daugmaž vis dviese šnekasi. Jeigu kažką daro, jie net galiausiai miega atskirai. Tai jau, man atrodo, daug ką pasako, nes aš manau, jeigu būčiau aš čia likęs, tai statyčiau bendrą namą visiems. O jie pasistatė savo, pastatė mums. Mes irgi eisim maudytis. Janas tai yra pakankamai įdomus žmogus, bet čia toj bendroj komandoj, man regis, akivaizdžiai jisai nepritampa. Jį, sakyčiau, taip tarsi atmetimo versija tokia. Madara, matyti, ko gero yra vienas iš pasyviausių žmonių. Ilgą laiko dalį jį tiesiog pragulėdavo arba pramiegodavo. Papei vadim. Atsigerk vandens, gal padės? Kiek galima jo gerti? Aš balsuosiu prieš vieną iš Latvių, prieš šitą Andrį, nes man palieka tokį keistą įspūdį. Kaip koks estas, šiek tiek atsiskyręs gyvena ir kas svarbiausia, kad būdamas tikrai fiziškai labai stiprus, jis, sakykime, faktiškai neprisideda prie komandos. Toks jausmas, kad manęs visi bijo. Sakyčiau, Andris primityvesnis už kitus. Su tokiu žmogum lengviau. Jį lengviau perprasti. Janis, su Janiu labai paprasta, su juo jaučiuosi gerai. Gailiuosi, kad per ankstesnius balsavimus nekartą esu balsavusi prieš jį. Buvo puikiai proga atsikratyti Andrių. Jis man rimtesnis priešininkas negu Andris, bet kol kas jaučiuosi saugi, nes suprantu, kad pirmiausia vaikinai kausis tarpusavį. Janis man atrodo klastingas. Šiaip lyg ir nieko vyrukas, bet jo labai klastingas juokas. Gal šitaip juokiasi nuo gimimo, bet man jis atrodo klastingas. Stengiuosi visiems būti draugiškas ir man visai nesunku. Gal kai kuriems iš esančių atrodo, kad elgiuosi kaip klastūnas, bet žaidimas tapo nebe toks, kokio tikėjausi. Reikia regzti strategijas, eiti aplinkiniu keliu, mėginti užsukti kitiems smegenis. Tik taip ir įmanoma patekti į finalą. Sačakarēt viņam to prātu un beigās tik līdz finālam.
Kūniškus geismus bandau nuslėpti. Stengiuosi nemeluoti. Nuolat valdausi, galvoju, ką kalbu. Čia svarbu psichologija, manipuliacija. Tam reikia būti pasirengusiams. Pavyzdžiui, Rimas, manau, jam puikiai sekasi manipuliuoti kitais. Pragmatiškiau viską žiūri, kuo tu sugebi mažiau įvelti emocijų, tuo stipresnis čia esi. Tai gali pasikalbėti su ta mergina, su ta... Jeigu kažkas man ir jaučia simpatiją, tai man nuo to tik tai geriau. Nuo to tik tai geriau. Ir pasibaigė meilė, ne tau jinai buvo skirta. Klausimas tau. Pirmą kartą šiandien dalyvavai rungtyje, tu pirmą kartą salos taryboje. Kaip manai, ar tie jau buvę dabar žaidimo džokeriai, jūs tryse, jūs dabar jaučiatės lygus su kitais? Šiaip, kadangi mes gyvenome tokiomis pačiomis sąlygomis saloje, vieni, aš manau, mes esam pakankamai lygus, tik tai žaidimo sąlygos buvo šiek tiek skirtingos. O kada dalyvauju žaidime, aš manau, turėsiu tokią pačią pilną balsavimo teisę. Kaip manai, ar jūs nejaučiate tos diskriminacijos, kad štai jų daugiau, jie lik ir geriau vienas kitą pažįsta, jūs trise ir lik atskira tokia maža šalelė Respublika? Ne, mes tiesiog tos diskriminacijos nejaučiam, nes kolektyvas yra iš tikrųjų geras ir saloje mums užteko vietos tiek fiziškai, tiek ir psichologiškai. Rimai, tau klausimas. Šios dienos Robinzonų rungtyje taip susiklostė viskas, kad tu net nepatekai į finalinę rungties dalį. Tai, kaip čia paklausus, ar tai tavo tokia taktika, ar tau tiesiog pradeda trūkti jėgų? Nežinau, ir jėgų, gal kažkas nepasisekė, jeigu turėsiu šansą, kitą kartą laimėsiu. Gerai, tai paskutinis klausimas tau ir man taip. O kaip tu žiūri tuos 3 žmonės, kurie susijungė į komandą? Ar manai, kad jūs dabar visi lygiomis teisėmis? To kai dabar susijungiam, prieš tai buvom susijungę ir kaip papasako, tai aš dažnai Gediminui sakiau, tai jūs tikresni gali būti Robinzonai net, nes tiesiog, gal vis tiek pas mums daugiau dėmesio buvo, jie savo gyvenimą vedė tryse, visada buvo, nei to, kaip Gediminas sakė, labai retai, beveik negirdėdavo lietuviško žodžio, tai aš dažnai kartodavau, kad gal jie tikresni Robinzonai, bet, jie, kaip Gediminas minėjo, aš galiu pasakyti, kad be abejo, jie tas sąlygas pajutė, ką ir mes. Gal tiesiog tik tai, truputėlį skiriasi kažkas, tai visa kita yra vienoda. Gerai, tai esate verti vieni kitų. Ačiū. Klausimas Andriui. Ką manai apie tai, kad kitoje saloje gyvenę Robinzonai, tie, kuriuos kartai užbalsavot, vėl prisijungė prie jūsų? Kaip manai, teisinga, kad jie vėl su jumis varžosi? Ar taip tik didesnė sumaištis? Manau, jei kartą juos jau išbalsavom, tai galim išbalsuoti ir vėl. Vadinasi, jokios maišties nėra? Puikiai žinai, kaip toliau elgsies. Kai išlipom į krantą, man ši naujiena nepatiko. Bet toks žaidimas. Taisyklės galvojam ne mes. Mes tik pagal ją žaidžiam. Klausimas Janusui. Kaip manai, kurie iš jūsų tikresni Robinzonai? Jūs 3 ar tie, kurie daugiau varžėsi ir kuriuos daugiau filmavo? Psichologiškai tikresni Robinzonai mes. Buvom visiškai atskirti nuo pasaulio, bendravom tik tarpusavį, žaidėm savo išgalvotus žaidimus. Manau, mums buvo sunkiau negu jiems. Peale 3, mis me olime omavahel, see oli kõik. Ja kõik mängud, mis me ise tegime, need me ise võtsime välja. Aga ma arvan, et ma elasin vähe raskemat elu kui nemad. Selge. Aišku. Hakkame siis hääletama. Kągi, atėjo laikas balsuoti. Pradėsim nuo Latvių. Andris. Mano galvoj dabar sumaištis. Pasirinkau geresnę kompaniją.
Man atrodo, kad jis nuo šių nuotykių jau pavargo. Tokia mano nuomonė. Mano supratimu, jis tiesiog silpniausias. Maris. Pirmiausia, pažiūrėsim, ką prieš savaitę, palikdamas salą, užrašė Reno. Irmantas. Madara. Andris. Madara. Janusas. Andris. Janusas. Andris. Janusas. Andris. Janusas. Janusas. Janusai, tau teks palikti salą, gali atsisveikinti. Ütlema viimased sõnad. Kaip ir Reno, tu gali palikti juodąją žymę. Gali balsuoti prieš kurį nors narį ir šis balsas bus suskaitytas kitoj salos taryboje. Pasirengęs? Taip, eime. Pirmą kartą buvo skaudžiau. Tai jau įpratai? Taip. Argi prie tokio dalyko galima priprasti? Galima, žmonės pripranta prie visko. Nuskaitau, nežinau, mano nuomonė yra per žiaurų. Vis dėlto galėjo padalinti kažkaip ten. Smūgis taip, smūgis buvo, labai norėjosi. Jaučiausi taip, kaip būčiau pavedęs savo mylimus žmonės. Mums pasisekė, kad mes esam moterys. Nematau reikalo tvardytis, man jeigu nemalonu, aš išrėšiu visą tą galvoju, man dabar viskas nesišyja.